Jau rytoj pasaulyje prasideda pasaulinės inkontinencijos savaitės renginiai. Šiais metais jinai yra rengiama birželio 23-29 dienomis. Ir paprastai vyksta kasmet paskutinė birželio savaitė. Šios savaitės tikslas yra informuoti visuomenę apie būklę, vadinamą šlapimo nelaikymą, kelti šios būklės žinomumą, ligos žinomumą, diskutuoti, ieškoti naujų gydymo metodų, pagalbos priemonių šlapimo nelaikantiems pacientams. Šlapimo nelaikymas yra liga, kuri kankina maždaug nuo 4 iki 8% visuomenės. Tai yra paskutiniai duomenys paskelbti per tarptautinį inkontinencijos forumą, kuris įvyko šiais metais Madride balandžio mėnesį. Na, kalbant absoliučiais skaičiais, tai būtų maždaug 400 milijonų gyventojų. Lietuvoje šis negalavimas paliečia iki 300 tūkstančių gyventojų. Be jokios abejonės moteris šią problemą turi dažniau, tai yra 1 iš 4 moterų ir tik tai 1 iš 10 vyrų skundžiasi šlapimo nelaikymu. Dabar kaip pasiskirsto ta šlapimo nelaikymas populiacijai? Fizinio krūvio nelaikymas sudaro 60%. Pacientė nesulaiko šlapimo kosint, čiaudint, sportuojant, kilnojant sunkus daiktus, juokiantis, kartais ir lytinių santykių metu negali sportuoti, šokti, o jau jeigu užleisti atvejai, net ir ramybėje. Tai jų yra 60% iš visų. Jom padėti nesudėtinga. Mano akim nesudėtinga, gal pacientės bijo. Chirurginis gydymas duoda efektą iki 98%. Dalis moterų, 30% populiacijų turi dirglę šlapimo pūslę. Jeigu ta šlapimo pūslė, kaip pasireiškia, dirgli, būna sausa ir šlapia, viena ištisai varo šlapintis. Dieną ir naktį eina į tualetą ir nori šlapinas nedideliais kiekiais. Tai yra sausa dirgli pūslė. O kita užsinori ir nedaina iki tualeto, išteka šlapimas. Tai čia dirgli pūslė 30%, auksinis gydymo standartas yra antimuskariniai vaistai. Puikiausiai irgi pagydome. Jeigu, sakykime, 50 mečių tarpe dirglę pūslę, sakykime, gali turėti ten kas 3-4 moteris, 60 metų ten kas 2, o 70-80 metų pacientis praktiškai turi iki 70-80%. Dirgli šlapimo pūslė susijus su senyvu amžiumi, menopauze ir ekstragenitalinėm ligom. Ir yra nelaimingų moterų grupė 10%. Tam tikros organinės priežastys, kitos ligos neurologinės, stuburo traumos, išsėtinė sklerozė, insultai, padėti negalime. Praeitą savaitę mes darėme BNS konferencijų centre spaudos konferenciją, iškeldami problemą, kada šlapimo nelaikymas bus pradėtas laikyti liga ir kompensuojamas priemonės, tiek slaugos priemonės, tiek gydymą gaus visi pacientai, kuriems to reikia, nes, kaip žinia, šiai dienai kompensuojama yra vienas šlapimą sugeriantis produktas dienai, tik tai esant tam tikrom ligom arba pacientam turintiem nuolatinę slaugą. Eilė diagnozių, eilė ligų, eilė pacientų turinčių šlapimo nelaikymą, kaip pavyzdys paminėsiu vyrus po prostatos operacijos, negauna dėja nei vieno įkloto, nei vienos sauskelnės, nors jiems tai iš tikrųjų yra reikalinga. Ir mes sulaukėme eilės pacientų klausimų, gydytojų klausimų, slaugytojų, pacientų organizacijos klausia mūsų, kodėl taip yra. Ir ar mes galim padėti, mes nuoširdžiai tikime, kad mūsų pacientų balsas bus išgirstas ir sveikatos apsaugos ministerijos ir vyriausybės atstovo. Jau 9 metus Rinkocentras informuoja žmonės ir padeda išspręsti šlapimo nelaikymo problemą. Rinkocentras tai yra įstaiga, kuri teikia pagalbą aiškinant ir sprendžiant šlapimo nelaikymo problemą. Rinkocentre mes nemokamai supažindiname su šlapimo nelaikymo problema, su šlapimą sugeriančiomis slaugos priemonėmis, parenkame slaugos priemonės, pamokome treniruočių programų, pratimų tarpvietės raumenims stiprinti, šlapimo pūslės treniruočių, mokome, kaip pildyti šlapinimosi dienoraštį, suteikiame informaciją apie šlapimo nelaikymo profilaktiką bei odos priežiūros priemonės. Taigi laukiame visų, kurie turi šių problemų, slaugančių šlapimo nelaikančius ligonius, o taip pat medicinos bei socialinių darbuotojų, kurie savo darbę susiduria su šlapimo nelaikymo problema. Mes padedam pasirinkti teisingą
būtent to žmogaus problemai slaugos priemonę sugeriančią šlapimą, pamokome, kaip prižiūrėti odą, pamokome, ką valgyti, ko nevalgyti, esant, tarkim, dirgliai pūsliai. Ne kiekvieną produktą galima valgyti. Kai kurios produktus reikia riboti, tarkim, reikia apriboti kavos gerimą, reikia atsisakyti citrusinių vaisių, koncentruotų sulčių, aštrių prieskonių, alkoholio. Pamokome, kaip daryti Kegelio pratimus. Jie puikiai padeda, ypatingai esant pradžiai įtampos šlapimo nelaikime. Pamokome, kaip treniruoti pačią šlapimo pūslę. Tai yra tam tikrų fizinių veiksmų, kuriuos žmogus gali pats atlikti, problemai dar neįsisenėjus. Ir iš tikrųjų valios pastangom yra pasiekiami labai neblogi rezultatai. Mums galima paskambinti, mes konsultuojame ir telefonu, mes netgi konsultuojame internetu. Mūsų puslapyje buksausas.lt galima užduoti klausimą, į kurį bus visada atsakyta. Ir gana išsamei. Ypatingai draugaujame ir su pacientų organizacijom, su vairiom bendruomenėm, atokių rajonų bendruomenėm, važiuojam, skaitom paskaitas, rodom priemonės, aiškinam, kaip gyventi su šlapimo nelaikymu. Tikimės, kad žinios įgautos Inko centre pagerins jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimo kokybę.